pradedame stebidoriaus darbus. Stebidorius iš meniu laukelio pasirenka užsakymus. Kaip matome, užsakymas yra tuščias, dėl to jį reikia sukurti. Pažymime sukurti ir remiantis užduotyje nurodytą informaciją būtina nurodyti, kokia kryptimi importu ir eksportu yra gabenamas krovinys, nurodyti laivo pavadinimą, nurodyti siuntėją, nurodoma operacijų pobūdis, ar krovinys pakraunamas ar iškraunamas, gali būti nurodoma, kad laivas tik tai atplaukia, krovinys nekraunamas, nurodomas ekspeditorius. O kol kas visa šita informacija turi būti pateikiama darbo užduoties. Taigi, toliau, kaip ir technologas, stebidorius turi pasirinkti pagal užduotį, koks yra krovinys, krovinio tipą, ar tai generalinis, birus ar skystasis krovinys, bei krovinio rūšį. Kaip matome, lentelė atsidaro ta pati. Krovinio kiekis yra suprantamas kaip užduotyje nurodyto krovinio kiekis. Tarkime, šitoje užduotyje turime, kad į konteinerių aikšteles turi būti iškrauta 100 kiausų. Vadinasi, krovinio tipas yra generalinis, rūšis 20 pėdų konteineriai ir kiekis 100 kiausų. Įpakavimo tipas pažymimas konteineris bei nurodomas vykdantysis padarinys konteinerių terminalas. Kaip matote, vėlgi informacija kartojasi tą, ką sudarė technologas. Pagal technologo sudarytą technologinę kortelę, vėlgi pažymimas vykdomas krovos darbų variantas, santrupos išlieka tokios pačios kaip ir technologo darbe, iš kur, tai yra iš kur, į kurią galutinę vietą turi būti perkeltas krovinys. Tai yra iš mūsų atveju iš laivo į sandėliavimo aikštelę. Taigi ir pasirenkame santrupą LS. Planuojamas atvykimas, žiūrime pagal užduotį rytoj 10 val. 15 minučių. Taip, ir pažymime preliminarų atvykimo laiką. Faktinis atvykimo laikas negali būti nurodomas dėl to, kad jisai bus tikslinamas jau atvykus laivui. Sutarties norma tonomis per parą priklauso nuo sudarytos krovos darbų sutarties. Kaip yra suderinta darbas su krovinio savininku. Taip pat galima įvertinti pagal sudarytą technologinio proceso kortelę. Joje yra nurodytas našumas per pamainą, taigi sutarties norma atitinkamai bus dvigubai daug didesnė negu kompleksinė išdirbio norma. Tarkime, čia šituo atveju mes pagal užduotį turim, kad galėtumėm perkrauti 500 kiausų. Stalijų pradžia taip pat kol kas negali būti nurodyta, dėl to, kad laivo krovos pradžiai turi įtakos visą eilę veiksmų. Taip, pasižiūrime, kaip pasikeitė mūsų informacija. Užsakymo titulinis lapas suvestas, dabar būtina jį papildyti pasirinkus peržiūros režimą. Taip. Peržiūros režime pagal sukurtą užsakymą galime vykdyti, numatyti krovos operacijų darbų pradžią bei registruoti įvykius.